kas susijęs su spektakliu, tai antras kartas, manau, būna po premjeros, tarkim, jau antras spektaklis, jau tu taip pat žinai, ko gali tikėtis iš žiūrovo, bet vis tiek tai yra, galiu pasakyti, kad kiekvienas pasimatymas su žiūrovu tai yra nauja patirtis, nes spektaklis yra gyvas organizmas, žiūrovai yra skirtingi, tai kai kiekvieną kartą eini į sceną, tai aš manau, turi išgyventi ir ta patirtis būna, kaip čia ir dabar vyksta, pirmą kartą. Tik tai aišku, viduje jau tu esi gal ramesnis, jeigu eini antrą kartą, nėra gal tos jaudulio tokio, su kurio turi kovoti pirmą kartą. Jau esi ramesnis, taip darai. Bet iš tikrųjų tas virpuliukas išlieka ir antrą kartą.